Gerai. Kas vyksta dabar Lietuvoje? Na, nuskurdusi, praskolinta valstybė. Rezultate mes turim, tai būtų klestinti ekonomiškai valstybė, taip dėja mes gyvenam nesibaigiančiam skolinimėsi, taip mes skolinamės. Kada buvo Eurovizija, labai nustebau pamatęs Azerbaidžano sostinę. Aš ją mačiau prie sovietų, tai buvo kaimas. Štai ką duoda resursai, tai ką duoda nafta, dėja mes neturime nieko, išskyrus skolų. Nors, pavyzdžiui, tarpukario Lietuva per 20 metų sugebėjo ne vieną toną auksą palikti įvairiuose pasaulio bankuose, kurios po to paskelbus nepriklausomybę mums grąžino. Dabar mes neturim tonų aukso, mes turim skolas. Dinarų tūzas apverstas. Na, čia matom karalienę, kiek ta moteris, kiek ta prezidentė, kokios jos galimybės, na, tarkim, iškelia jos pavidalą, kaip valstybės lyderio ir vedlio, na. Fonas dėja toks. Gerai, kas tautai, čia kaip Damoklo kardas kybo virš galvos. Tautai reikalingas prisikėlimas. Reikalingas galbūt antras sąjūdis, antra revoliucija, antras atgimimas. Taip, vėl galbūt reikia atsinaujinti, gal vėl užmigam, gal vėl per daug priviso biurokratų ir kitokių blogiukų. Nes kai revoliucija biurokratėja, kai revoliucija reiškia išsikvėbint, pradeda biurokratėti. Taip. Gal reikia vėl naujų kaušpėdo, roko festivalių ir taip toliau. Bet nieko nepadarysi dirbtinio, viskas rasis, kada turi rastis. Negi dabar pastatysi Berlyno sieną ir vėl ją griausi, bet kažkas tai turi atsinaujinti. Gali būti, kad ta karta, kuri dabar priauga, 900 metais jai buvo niekas, o štai dabar šita naujoji karta 15 metais tikėtina, kad tai karta jau bus 25. Tai gali būti, kad ta naujoji karta sakys, mes ateinam, mes darysim dabar revoliuciją. Naujieji dekabristai. Taip? Na, bet iš tikrųjų yra pagrindas koks, yra nežinojimas, o ką dabar reikia daryti. Lietuva iš vienos sąjungos iššoko į kitą sąjungą. Vienoje sąjungoje buvo kaži kaip, nelabai gerai, matyt dėl to ir pabėgom. Šitoje sąjungoje vėl negerai, bet dabar nežinia, kur toliau bėgti, negi į Marsą bėgsi. Gerai, kas kvėpuoja nugarą? 8 taurės. Į ką einama? Paradoksalu, bet tautai patiko matyti savo lyderius moterimis ir gali būti, kad arba atsikartos prezidentės kandidatūra. Aš kalbu apie tai, kad Dalia Grybauskaitė gali būti, kad turės pakartotiną kadenciją. Arba tai bus kita moteris, bet vėlgi mums kažkaip patinka, kad moteris būtų prezidentėmis. Na, sakykim, toks įdomus fragmentas. Na, mūsų namai, mūsų veikla, darbai, mūsų filosofija ir tautos likimas. Nežinau. Žaidimo sąlygos griežti. Aš manau, kad per tuos 5 metus jos nesušvelnės. Nu, tokios žaidimo sąlygos. Esam kapitalistinėme pasaulyje. Kapitalistinis pasaulis visą laiką žiūri, kaip sunaikinti konkurentą. Reikia aiškios griežtos strategijos, kaip šitai mažai nacijai būti, išlikti ir iš tikrųjų vardantos Lietuvos. Kitaip, na, aš nematau, kad tie 5 metai ir ta skolų našta apverstų mūsų laivelį. Tai 50 milijardų skolos, taip, tas apverstas dinarų tūzas. Tačiau
Ir ryškaus pagerėjimo taip pat nematot? Filosofija Don Kichotas. Karas. Nebent per artimiausią penkmetį įvyktų rimtas karinis konfliktas ir daug kas spręstų, tas karinis konfliktas daug kas spręstų toje užrūgusioje ekonomikos baloje. Bet tas karinis konfliktas ne Lietuvoje? Jinai nebus į tai maišyta? Nu, į tai bus įmaišyta Europos Sąjunga, aš taip matyčiau. Ar tai nepalies mūsų? Na ir likimas 9 taurės. Nu, išbandymas, kuris nenužudo mus patobulina. Šitie metai, matot, amžius dabar 12 metai, 13, 14, 15. Amžius, kaip jeigu žiūrėti į žmogaus amžių, tai yra paauglio amžius, taip, aikštingas paauglys. – 14 metais prieš šimtmetį mes turėjom gana rimtus, nuo 14-18 metų rimtus įvykius pasaulio kontekste. Manyčiau, kad jeigu mes dabar skaičiuojam nuo 12 iki 17, šitas amžius niekiek nėra tolerantiškesnis, humaniškesnis, minkštesnis ar dar koks nors kitoks. Jis yra žiauresnis, nenuspėjamesnis ir aš sakyčiau, kad išbandymas, kuris nenužudo, pasikartosiu, patobulina. Būsim kitokie po penkmečio, nacija nežus, nepražus, bet kad tas penkmetis turės didelių supurtimų, didelių kažkokių tai karinių konfliktų, galbūt rytuose vėl, ir jie kažkokiu būdu palies ir mūsų situaciją, taip. Nes tai yra konflikto korta. Filosofija yra Aš sakyčiau, kad tas liberalumas, tas demokratiškumas eis į antrą planą. Į pirmą planą vis labiau ir labiau išryškės konfrontacija, agresija. Reikia tai rožiai, tai Lietuvos rožiai reikia paauginėti spygliais. Mes labai jau per daug prieinami, per švelnus ir per lyriški esam. Rūtų vainikėlius. Dyglių vainikėlius, o būtų geriausia. Na, o patys žmonės ir galės per kelerius artimiausius metus bent kiek lengviau atsikvėpti? Galbūt tiesiog kasdieniam gyvenime bent šiek tiek palengvės daugelio žmonių gyvenimas ir pagerės galbūt? Paprasti žmonės ir koks jų finalas, taip? Ar po keletą metų gerai, praeitis, dabartis, ateitis, 6 skeptrai. Na, turi būti harmonija, turi būti galų gale turi būti kažkaip tai harmonizuotas tas mūsų procesas. Turi būti, iš tikrųjų, kokia čia ekonominė sąjunga, jeigu už toj pačioj sąjungoje už tą patį darbą žmonės gauna skirtingą atlygį. Na, turi būti, atsirasti tas ir kitas atlyginimas, kas tikėtina, ir kitos pensijos, ir kitas vartojimas, gal ir pramonės kažkoks atsikelimas. Mes turim būti įdomus, mes turim kažką tai parduoti galų gale, siūlyti. Mes turim būti perkami ir panašiai. Kodėlgi ne? Gali būti, sakim, 6 yra harmonijos skaičius. Manau, kad hebrajai yra ne pati kvailiausia tauta, kad tą simbolį pasiėmė savo, taip. Trikampis taip, tai yra heksograma, taip, tas simbolis yra ant Izraelio vėliavos. Štai šitas simbolis iš čia ir matosi. Tai yra harmonijos simbolis, tai yra dermė. Tai iš tikrųjų užtenka tų politinių ambicijų. Gal reikia žiūrėti, kaip normalizuoti realų, praktišką tautos gyvenimą, valstybės gyvenimą, valstybės viduje ir panašiai, kol dar nėra didelių geopolitinių skersvėjų. Nu, prasidėjus kažkokiems, sakim, revoliucijoms ar karams, aišku, visą tai destabilizuojasi, tačiau vyksta atstatymo darbai.
Niekas negalėjo pagalvoti prieš 4 metų, kad čia bus kažkokia ekonominė krizė. Buvo perkami nauji automobiliai, nauji butai, nekilnojamo turto kainos sukeltos beprotiškai. Tada aš jau sakiau, prasidės jovalas, toj prasidės chaosas, ekonominis chaosas, nieks netikėjo. Bet dabar, tarkim, jeigu mes tą pamoką išmokome, tai tikėtina, kad vis dėlto geriau šiek tiek pradėsim gyventi. Sakyčiau, kad reikėtų labiau spaustis ant žemės, ant žemės. Sodybėlė, daržiukas, miškas šalia, ir iš tų daugiau, sakysit, agrarinė valstybė. Bet kad tame agrariškume mes visą laiką išlikdavom. O tik tai kažką tai bandom keisti ir aš sakyčiau, kad tai vėlgi tai yra valstiečių kraštas. Ir žmonės, kurie arčiau žemės glausis, žiūrės to savo ūkelio kažkokio tai ir aš sakyčiau, jie turi didesnį šansą išlikti tą neramųjį periodą. Taip visą laiką ir būdavo. Tas arčiau gamtos, vėlgi ir pati gamta sako, atsigrįžkite į mane, keiskite požiūrį į mane. Ir aš sakyčiau, kad ta politika, ta pozicija, agrarinė tokia pozicija, ir jinai, o miestai vėlgi turėtų galvoti apie tą taupų išlikimą.